šneka, bet tu toksai tipo, blėt, man kem metų, davai pas mane bent jau kažkas bus pas senoviai, ką? Man jau vien acceptinti elektrinį dviratį reikės kažkada. Čia bus. Nu va, paskaityk, gali sau leisti, tai dar negali. Eisim biškis stačiau negu čia iš tikrųjų. Va tos vartelius, jeigu perlipsi, reiškia galėjai. Čia toks pirmas testas, žinai. Potential use of rope. Ja. Tai jeigu, nu pažiūrėjau, perlips ar ne? Nes jeigu čia straglinsi viskas, daisim atgal. Ką reiškia? Perlipai. O, tai čia drąsiai. Drąsiai, krypkoka. Jeigu vartelius perlipai, tai viskas. Kaip laiptais. Su baiku žemyn turbūt apsišaruot. Nuvažiuotum, jeigu ten trailas tiesiai būtų. Tiesiai. Jeigu aš į nesąmonę lipu pasakyti. Ne, gerai. Turkoj. Gal ten ar ten? Ne, čia. Nežinai, būna paskui užlipi ir toks, Ne. reikės leistis. Čia visi ten pataina. Iš jį nepažiūrė į viršų. Aha. Čia sakyčiau, žiūrėk. Neįsitikini, kad batai nešvarti būtų. Mano biškį nudėvėti. Bet lipam čia. Tai neskubėk, gerai? Šitas? Tikras. Ne, šitų nesulipęs. Man tai atrodo biškit jūs skėčiu. Sakai? Tai nori lipti, nenori? Man atrodo reikia pasižiūrėti, ar yra protingesnis. Žinai kaip sakant, aš gal ir noriu, o toliau ką darysim. Plauk. Neskubėk, gerai? But it's going sketcher up. Sketcher? Yeah. Over there? Yeah. Is it sketcher or after that? Yeah. It's like another 3 or 4 like that. It'll be alright. It's like handles. Can't see the one you get up. I made it. Here is like 3 handles, which one you can use it. That way. Well, 1 second, I'll come to check it. What are you doing? You see after? Yeah, he's alright. He's alright. Carry on. Yeah, grab that. I did it. It's a bit small. Sakat, aš nenoriu on the luck bandyti. Jo. Ten, kur aš suprantu, kad tipo toks. Jo. Bet tas senis, jeigu susispyręs, eina su vaikais, blėt, nu tai už vaikus atsakinga, žinai. Sako, mum kryvoka reikia, čia visi kryvoka eina. Bet šitas yra ne takas, kur mes dabar einam. Čia yra skramblinimas, grinai, žinai. O jisai, nako, tos vaiką, čia atsargiai, čia lūs. Visą laiką pasibandyk 3 kartus prieš lipdams, gerai? Supratau. Tasme, visas svoris ant rankų, ne ant kojų. Gerai? Kai jau rankos stipriai laikosi, ta kojas, tai gali atremti. Nes būna, žinai, kojom pilnai atsiremi. Nu, žodžiu, 3 taškai visą laiką. Jo, čia kaip darbe. Kaip darbe. Aš čia su saviškė suėjęs. Užlipo. Tai bepratai. Ne, aš konkrečiai tuo, matai, aš žiūriu, kad, nu, man reikia tokį pakabojimą padaryti. Tasme, būna, kad trūksta ryčio. Va, mes biškė apėjom. Čia šitas yra, matai, va? Mes šitų lipam su saviškė. Tai šitas yra. O čia jau pokai dabar jau bus. Ja. Man va tas experiences ten, kur tu lipai, buvo ten, kur šonas mane traukė. Toksai, va. Liuks. Ir man ten buvo labai nesajėbys. Atsargiai čia, gerai? Čia įsikipiduos.
Ir neik labai arti Vaskai, nes tie akmenys, žinai, gali slysti nuo manęs. Tai žinok, svarbiausia tavo užpakalis neparlėktų man į veidą. Nu, blėd, akmuo, žinau, baisiau. Aš tu besi veidą. Šito dabar. Esu lipęs per šoną. Čia vidurį yra geriau. Per šoną tada eini tokį vieną šlaitą, kur nenori niekur pasižiūrėti. Tai aš dabar pirmas. Čia. Bet senis tai šlykštis, kaip nekenčia tokių žmonių. Bet tai žinai kas, mes po to, kai lipom... Kai norėjom gero, žinai. Ar kitą savaitę 2 žuvo. Tai va. Benevija. Va tokie, blėd, žinai. Ne Benevija, Glenko. Jo. Ir Ainė. Tai dabar kodėl mirė vienas Britas ir tas vien Šerpa. Pačioje viršūnėje, taigi sniegs nučiačia. Ir jie nukrito, jau lipdami žemyn. Dviese. Nes stovėjo eiliai 30 žmonių ant tos atbrailos, žinai. Svoris per didelis. Niekada žmonių nebuvo, visą laiką atlaikydavo. Nučiačia. Ir viskas. Tai va, jau lipdami žemyną, ne? Viskas gerai buvo. Supranti, čia žinai, kaip vat su baikais, pavyzdžiui. Tu vat, kaip tas vat tavo draugas į baikų turi? Žvėriškai varo. Ha? Donatas. Nu vat, Donatas atvažiuos į trasą, ar aš atvažiuosiu į trasą. Nu, jo. Ir ta prasme, aš negaliu važiuoti kaip Donatas, ta prasme. Out of the box. Aš arba prasivažinėsiu, suprasiu, ar aš galiu. Jo. Ir ta prasme, jeigu negaliu, tai tipo calm down ir tipo ramiai. Jo. O Donatas greičiausiai atvažiuos toksai. Calm down, nevarys kiaurai viską. Nu. Jo. Čia slidu atsargiai, tiekmenis. Kilus. Čia dabar taip ir lipsime, beveik iki pat viršaus. 4. Nice. Šitai slūza. Bet čia yra skilusių, matai tokie? Jo. Tai aš taip pasižiūriu. Atsargiai. Nes jie tokie, lemba, gali likti rankutį. Jo. Matai, tie kalnai kaip? Tu turi nebūti debilas. Su baiklydu. Amba. O. Toks batkas, degi. O, kur? Atsargiai, čia slidu biškai. Toks žiūri jis. Bet nesvarkė tai ten, žinai. Jo, kita temperatūra, teisingai. Ten, žinai, kur medžiaga dega, kur metalas dega. Jo. Nu, jau beveik 4. Bet man va tokie. Normaliai lipasi. Nes Benevija, jeigu lipsi, tai varyk šiaurę. Šiaurinė. Bet man atrodo, ten kokie Glenko laipiojimai. Dar įdomesni turbūt. Pažiūrėk, avis kur prišikusios. Čia avis vaikšto. Tai reiškia, čia mum tai nieko. Tai ko avis čia ateina? Palauk, kur tu čia avis ateina? Pažiūrėk, avie šūdai. Pasilenk žemyn. Tai ko avis čia ateina, ne? Nei čia žolės nėra nieko. Pailsėt nuo žmonių ateina. Nu va, ir sniego dar čia yra. Juokauju. Taip, aš juokauju. Bet baltas olas. Tu esi buvęs Romai? Kur? Romai. Ne. Aš pik niekur nesu buvęs. Ten baisės tiek marmuro, tas šaligatvis marmuro. Bordiūrai.
Nu va ir ketera, jau matosi. Įamžinsim tavo pažintį su ketera. Matosi tik vieną pusę, matai? Nu, nice. Nu ką. Pasivysė. Nebe tas amžius. Prikolistas, blėt. Trafiką darai. Klausyk, arba trafikas, arba... Dead body. Čia labai fun. Dar neprasidėjo. Turėti, lemba. Kokį joklas, kad neturiu. Čia po Birmingemą važinėjasi. Kaip aš be peilio? Hello. You alright? Yeah, not bad, you? Yeah, good. Enjoying the day? Certainly are. Difficult not to. Yeah. What about you? Yeah. Brilliant. More fun that way, by the way. Alright, take care guys. Cheers. Va. Mano vieta. Nuo čia. Kritau. Ta prasme. Čia va, kritau. Atbulas. Nuo šitą akmens. Kodėl? Nežinai šitą bairę? Su kokia šypsena žemyn lipau? Nu čia supranti, čia yra kas. Tipo...
Batų reikia kietesnių, negu dabar aš esu turiu. Čia. Dabar bišį šoną einam, nes čia matai jau grinai keterą. Nesinori prisižaisti. Į šitą pusę matai jau nėra šansų. Ох, tu kur. Ir palaidė akmenis, pažiūrėk. Matai? Matau, matau. Atkiptų. Nu, maža ką žin. Lašas po lašo, ir išidės. Jo, jo. Gali tu tą keterą eiti, galibristas būdamas? Ne, tai gali. Aš esu prabėgęs. Ta keterą prabėgęs esu non-stop. Bet, nu... Sakau va, ar nikstelsi koja, ar kas? Remiasi, ar tu turi tiek ekvilibristos skilus? Taip. Aš labai puikiai suvokiu tos savo skilus. Stok biškį sekundį. Zeba. Labai gražiai. Tu tiesiog žiūri, nu, ten nėra į kitą vieną pusę šansų ir į kitą, jeigu ką ridensies, bet... Ai, čia tai ne, čia tai jau nu... Nu, nėra šansų. Nėra šansų. Bet matai, čia debesy padingsta, o ten matosi apačioj, nu, turbūt gydytojai surinks tave, bet jeigu galvos nestuktėsi. Ai, blet. Bet sakau, amžius nebe tas, tai kojas nebe taip dedas kaip seniau. 5 metai? Ne, tas traumas metai tarpukai. Tas visas, žinai, tie skausmai. Traumas reikia suprantis. Jos sugyja su laiku. Ja. Jie tvarkosi, kaip sakant, organizmas adaptuojasi. Man buvo čiurnas, nu, daug plėšytos, man kelius skaudėdavo. Ar baimikais važinėjęs, brema. Kiek iš viso ten daužydavo. Žinai, toks važiuotas. Labiau prisiplojęs pastoviai, Neskubė. negu kažką padaręs. Va, mazai, žiūrėk, dabar, pažiūrėjau, nenori šitie eiti. Nori eit šonę labiau. Va, kaip keičiasi, matai? Kaip, nu, Nu, taip, sulai. Seniaus man būčiau net nepamastęs. tu gali eiti per vidurį, bet man tai pavyzdžiui toksai, nu, tipo, toks, blet, sketčiai atrodantis. Ne, tas mėsi pohu visai, bet skau, dabar toksai, žinai, galvoju, blet, koja, nikstelis, nu ir pizė, žinai. Kam to reikia? Iš tikrųjų pražadėjau saviškai, kad atsargiai eisiu. Štai. Man parašo, aš tavo net numerio neturiu, blet. Iš vis ko tu vardu, blet. Na, Su ką aš čia važiuoju? taip. Panašiai ir buvo. Už ką čia man, kodėl aš čia turiu varyti? Čia buvęs jau. Kas tu toks, Na. blet, iš vis? Na, čia prisipisai. Važiuoja, blet, važiuoja. Aš iš tikrųjų vakar norėjau, bet blemba, aš žiūriu, žinai, kadangi tie žmonės atleisti yra kas savaitiniai ir mėnesiniai promo. Ir jie norėjo trečiadienį turėti jau pirminius maketus. Ir aš tiesiog per vakar viską padariau. Pirminius. UK. Airiškų jie nieko neatsiuntė, tai palikau savo vadoviai. Pabaigsiu. Jeigu ką blemba, išėjau. Pažiūrėsiu, ką ten galima padaryti. Matai, kai sumažino workforce'ą, kaip čia, tai tas, kas ateina, aš supratau, į marketingo direktorius pozicijai, jis matyt labai turėjo tą viziją, kad indai labai daug ką padarys. O aš su jais padirbęs, jie blemba, jie nefollowina, ką tu jiems sakai. Šnekėti su jais sunku, jie rastai angliškai kalba. O parašai, nu blemba, tu jam paskui 3 kartus screenshotą, kad tu jam jau rašai, blet, siuntė. Nes Google Translate nepanaudoja. A? Nes Google Translate nepanaudoja. Nežinau, ką parašei. Nežinau, ar jie O čia stengiasi. ta viečikė, kur jau stot, va, arbatos laikas stodavau. Čia užuovės, tai na kalną būna. Žiūrėjau šitą fainą vietą. O GoPro video iš viso šito volko daug įdomiau. Va, čiurna ir linksta į šoną. Dėjau pirmą. Tai va, taip viršūniai, žinai,
link telto ir pizza būtų. Gerai, va tokio lastinio pinto, žinai. Jo. Tai sakau, aš šitą mintim ir buvau, aš čia nusidažnai pasimsiu. Turiu bagažinę į bibę. Aš čia kažkaip ir į mašiną net nesusidėjau, tu labai daug ko reikia, žinai. Mane organizuotas. Jo, aš šiandien toksai čiliakas, važiuoju kažkaip, Na gerai. Nors veikiam, tai geras veiklas, Kryvgocha, rytoj jis naudono važiuos suvaržys. A ne? Žmonės metus ruošiasi tokiam dalykam. Jo. Tiek viskas įprasta jau. Aš nusprendžiu, nepsichuoti, tipo, man, pačilint. Jo, šiandien aš irgi skaitau spoiliusiai. Nes aš žiūriu, aš bandau kažką padaryti ir spręsti. Aš pernai vasarą, kai aš blemba pusę vasaros prasidėjau po mašiną. Aš daug ką padariau, bet labai daug trunka, kad tu priverstum visą tai veikti, kaip turi būti. Nes kai aiškiai padariau važiuoklę, pažiūrėjau į priekinius stabdžius ir palikau juos, ir jie užsikirto po savaitės. Man iškia grįžta, kažko blembo autostradai, sako, vairas pasipurtė tik tai blembo. Va, žmonės, žiūrėk, kur lipa, aš ten esu lipęs dar, matai, žemyn. Ten biškai skėčiai jaučiu būtų. Statu labai lus. Pasirodo, stabdžio suportas tiesiog užsikirto autostradai, jį prasuko, iškepė kaladės ir važiavo toliau, čia priekinių stabdžių. Nes Vladas pažiūrėjo į suportą, net kėlė gumų, kad cilindriukai parūdyja, sakė, viskas gerai. Apipiso. Vladas dabar sudėjo naujus blemba, naujus amortus, naujus tuos. Virginė tokia, kiek už tą, epochai mano feilas. Pirkau viską. Kiek greitai gerai klambina iš apačios. Nesuminė, tai aš pravargau su tais blemba. Čia irgi biškai reikės paskramlinti. Su sensoriais ABS blemba. Aš matai, Mark 2 važiuoklę įdėjau, o Mark 2 sensoriai neatitinka. Neveikia su sistema. Ir gavosi tai, kad užsakai sensorių, statai, jis neveikia. Nes jie ne visi veikia. Vladai, kaip šitą sakiau, nichuja nesuprantu. Ir giliai man pohai dėl tos. Nesigilink. Nichuja, gali tu. Nesigilink. Tu pasakoji, bet nesitikė, kad atsakysiu, ką nors gerai. Tiesiog tu gali, aš išklausysiu tave. Tu pasakoji, aš klausau. Bet aš tiesiog nesigilink. Jo, nesigilinsiu ir nesivelsiu į pokalbį. Aš tiesiog praeitą vasarą, žinau, užsipisau visais tokiais projektais, kad turiu padaryti, o žinai, niekas nesidaro. Jo. Tai aš toks priestatą dabar statau, garažą statau. Čia gražu labai. Čia yra gražu. Bet man čia tokie kosminiai vaizdai. Jo. Čia yra vau. Dalipsi šitą. Čia yra vau. Ten dabar stovėtum, tam debesį. Anam kalne, kur sakiau, kad reikėtų per daug pareiti. Easy peasy. Čia durniausia dabar kakoti užsimanyti. Iš tikrųjų, čia tiesiog nėra vietų, kur nebent rūkėtų. Na, va čia yra. Čia man užsiekti. Atrodo, mes. Ne, čia labiau, man atrodo. Ar čia? Nu gal ar čia? Hello. Hi guys. Ai, čia tas šuniuko. Visą laiką būdė. Priešais ten kažkoks troublemakeris, kuriukas sakė, ten paaugliukas, tai pasyvės mentai važinėdavo. Kažkas iš Tai gerai, kad mentai kažkas. Bet, žinai, tokia arėja, kur atvažiuos vogti su vanu,
kol jie eis prie namo, ble, vaną pavoks. Ai, tas net, jo. Supranta.